Tai sveiki visi Vilniaus Vyčio gimnazijos tinklalaidės klausytojai ir šiandien svečiuose turime pirmokę Luknę. Labas, Luknė. Labas. Gal galėtum trumpai save pristatyti, kaip leidi savo dienas ir ką veiki? Tai esu Luknė, esu mokyklos pirmokė. Ir jeigu kalbant apie mokyklą, tai turbūt esu teatro grupiai. Šiaip mėgstu prisidėti prie visokių mokyklos renginių, projektų ir man labai patinka. Jeigu kažką kalbant už mokyklos ribų, tai turiu tokį hobį, žaisti tinklinį. Šiaip mėgstu sportą. O savo dienas tai leidžiu gan aktyviai. Esu toks vasaros žmogus, tai vasarą tų veiklų būna daugiau. O per mokslo metus tai jų ne visada pavyksta šiaip įgyvendinti, nes trūksta laiko tiesiog. Tai kaip suprantu, esate gimnazijos pirmokė ir mokotės šioje gimnazijoje jau metus. Tai kaip tau sekasi? Labai gerai sekasi. Man labai patinka, aš labai džiaugiuosi, labai nesigailiu sprendimų, kad atėjau į šitą mokyklą. Niekada negalvojau, kad įmanoma taip greitai kažkaip įsitraukti mokyklos veiklas, bet tikrai įmanoma, tiesiog reikia noro. Ar pavyko pažinti gimnaziją? Manau, kad taip, ir aš manau, kad netgi yra mokinių, kurie gal mokosi ilgiau, bet gal net mažiau pažįsta šitą mokyklą. Tai aš manau, kad man visai greitai pavyko ir aš tikrai nesigailiu. Tai kaip suprantu, greitai įsitraukėte į mokyklos gyvenimą ir kas jums būtent padėjo? Tai, čia toks dalykas padėjo man baimė. Nes kai tik atėjau iš tą mokyklą, man buvo labai sunku, aš labai buvau išsigandus, tiesą sakant. Nauji žmonės, nauji mokytojai, šiaip viskas nauja. Labai buvo didelis krūvis pradžiai ir man buvo tikrai labai sunku. Bet ir aš tada supratau, kad man vis tiek reikės šitoj mokyklai mokintis, aš vis tiek turėsiu kažkaip atbūti šitos 4 metus. Ir man, ir iš tikrųjų kažkaip mane pavedė baimė ir aš supratau, kad kažką turiu veikti, ne tik, kad tai būtų kažkokie mokslai, bet kad tai būtų kažkas daugiau. Ir pradėjau ieškoti, ką veikti iš tikrųjų. Ir taip ir atradau. Tai turbūt prasidėjo viskas nuo to, kad pradėjom rašyti su draugė kalėdinį scenarijų. O toliau kažkaip viskas labai greitai tęsiasi, labai staigiai. Tai buvo net ne nuo metų pradžios, tai buvo jau taip įpusėjus žiemai. Tai čia dar tas laikotarpis sutrumpėjo. Tai taip, labai gerai man sekasi. Taip pat žinom, kad lankai tinklinį. Kaip tau sekasi? Čia toks mano labiau hobis. Aš to nedarau profesionaliai ir turbūt niekada nedarysiu. Nors, tiesą sakant, gal nežinau. Tai kažkaip šitas mano hobis labai netyčia atsirado. Viskas prasidėjo nuo to, kad prieš 3 metus tiesiog su draugais eidavom pažaisti į netoliese namų esantį stadioną. Tas žaidimas irgi buvo toks tiesiog ant bairio. Tai, o dabar kažkaip viskas persiminė į treniruotes ir man labai patinka, nes visi mano hobiai arba visi mano sportai, kuriuos aš išbandžiau, jie buvo tokie labiau trumpalaikiai ir tai buvo toks tiesiog, o šitas kažkaip aš jaučiu, kad man prilipo, aš jaučiu, kad kažkaip man jis patinka ir aš labai tikiuosi, kad toliau eisiu su juo. O grįžtant dabar į mokyklą, rekomenduotum kitiems šią gimnaziją? Taip, tikrai rekomenduočiau ir drąsiai galiu tai sakyti. Aš tikrai nepasigailėjau ir labai džiaugiuosi, nes visų pirma, čia labai yra faini mokytojai. Tikrai, vien dėl mokytojų labai verta, toliau dėl aplinkos, labai čia viskas tvarkinga, nes tikrai esu girdėjus, kad Vilniuje dauguma gimnazijų yra jos tokios, sakykime, iš senesnių laikų, o štai labai yra naujoviška ir labai turi daug visokių galimybių. Tu gali labai daug savo kurti, labai gali prisidėti, gauti daug patirties. Tai manau, tikrai rekomenduočiau. Ok. Dabar kaip ir kiekvienam mūsų pašnekovai mes užduodame klausimą. Tai kas yra tavo autoritetas, Luknė? Nežinau netgi. Tokio kaip autoriteto dar neturiu arba dar neatradau. Bet aš labai žaviuosi žmonėm, kurie kažkaip neleidžia mažiem dalykam, tom smulkmenom paveikti jų dienos arba net nuotaikos. Labai yra fainai bendrauti su tokiais pozityviais žmonėm. Ir kai
jie tą savo pozityvumą skleidžia kitiem ir tai yra labai fainai. Tikrai yra smagiau negu žmogus, kuris problemas sprendžia tik kaip čia žodis yra pesimizmas? Pesimistiškai. Jo. Ir, nu tikrai, tiesiog pozityvus žmonės. Vat jie mane tikrai labai žavi. Ok. Ir kokia yra tavo svajonė? Čia tokia nesvajonė, o noras galbūt. Čia, jeigu kalbant apie šitą mokyklą, labai norėčiau, kad šitos mokyklos mokiniai pamatytų galimybės, kurios čia yra duodamos ir nekaltintų galbūt aplinkos dėl tam tikrų blogų dalykų, o pasižiūrėtų į save ir tiesiog pasakytų, ar tas pesimizmas yra kaltas dėl to, kad aplinka, ar dėl to, kad tu tiesiog nerandi tų galimybių ir neieškai galbūt jų, nes jų šitoj mokyklai yra labai daug, tikrai. Ir tu gali veikti bet ką, gali kurti savo, gali turėti šiaip patirtis. Tai aš manau, kad labai šiaip palinkėčiau mokiniam, kad jie pamatytų, atsimerktų ir tiesiog apsidairytų aplink. Tai labai graži svajonė. Ačiū tau, Lukne. Ačiū labai, mėly klausytojai ir iki kitų kartų. Visa.